pastebėjai, kaip dažnai mūsų protas iškraipo mūsų prisiminimus? Mūsų gyvenimas yra pilnas istorijų, o taip dažnai mes atsimename tik tai, kaip tos istorijos baigėsi ir visai pamirštame, kaip viskas buvo iš tiesų. Šiame įraše aš kalbu būtent apie tai, apie mūsų istorijas, apie tai, kas buvo ir apie tai, kaip tą istorijai pasibaigus mūsų protas iškraipo faktus ir taip dažnai palieka mus su tiek daug kaltės, gėdos ir vidinės kovos, kai atrodo, kai aš turėjau būti protingesnė. Turėjau aiškiai matyti, kas buvo, turėjau viską pakeisti. Kalbu apie tai, kaip išmokti atleisti sau, nes tikras gijimas prasideda būtent čia, atleidime sau, kad tada nežinojai to, ko dar negalėjai žinoti. Ir dalinuosi tuo, kas man padėjo į savo praeitį pažvelgti kiek kitaip, be sunkumo, be prisirišimo ir padėjo tiesiog paleisti tai, kas buvo. Labas, aš esu Dangira. Sveika atvykusi į erdvę skirtą moterims, kurios nori išmokti vėl būti savimi. Nori gyventi savo gyvenimą su daugiau džiaugsmo. Tokio tikro, užpildančio džiaugsmo. Į erdvę skirtą moterims, kurios nori sugrįžti į tą savo vidinę ašį, iš kurios gyvenant jie gali savo pasakyti, aš esu tokia laiminga moteris. Turbūt kiekviena iš mūsų yra gana lengva dabar atsisukti atgal į jaunesnę save ir sakyti savo, kokia kvaila aš tada buvau. Kaipgi aš nemačiau to, kas iš tikrųjų vyko. Kodėl aš ten tiek ilgai likau. Kai jau žinai, kaip viskas baigėsi, tavo protas imasi savo triukų ir ima perrašinėti visą istoriją tavo atmintyje taip, lyg nuo pat pradžių buvo galima nuspėti, kaip viskas baigėsi. Gi buvo ženklų, kuriuos tu turėjai matyti. Toks jausmas tave gali apimti kiekvienoje tavo istorijoje, kuri tau dar skauda, bet turbūt ryškiausiai tai matosi po skyrybų. Kai santykiai baigėsi, staiga viskas tampa taip aišku. Pamatai manipuliaciją, pamatai melą, kitą žmogų pamatai taip, kaip iki šiol niekada nematei. Ir taip pat pamatai save. Visose tose situacijose, kurias kažkada tu bandai paaiškinti, pateisinti, suprasti. Ir galbūt dabar tu žvelgi į savo buvusius santykius, ankstesnius darbus, nutrūkusias draugystes ir staiga atrodo, kad tu turėjai viską suprasti daug anksčiau, kad turėjai pamatyti, kažką pakeisti, sustabdyti, priimti kitokius sprendimus, kad turėjai žinoti, bet tiesa yra ta, kad tu nežinojai ir negalėjai žinoti. Tada ta ankstesnė versija tavęs neturėjo to aiškumo, kurį tu dabar turi. Ji nebuvo kvaila. Ji tiesiog nežinojo to, ką tu žinai dabar. Ir ji nežinojo, kad viskas baigsis va taip. Čia yra labai svarbi vieta, kurią mes dažnai pamirštame. Mūsų išmintis gimsta ne iš mąstymo, ne iš analizavimo, ne iš žinojimo, kurį mes perskaitome knygose, ir ne iš patarimų, kuriuos gauname iš labai protingų žmonių. Išmintis pas mus ateina iš patirčių, iš to, ką mes išgyvename. Ir vis tiek, netgi jeigu tu tai labai puikiai žinai, labai lengvai gali kilti noras kaltinti save. Gi tikrai viskas buvo taip aišku. Gi tikrai aš turėjau viską pamatyti anksčiau, turėjau išeiti anksčiau, ar ne? Lyg to būtų negana, kaltės jausmas vienas nevaikšto. Su juo dar ateina ir gėda, labai daug gėdos.
Gėdos, kurios galbūt tu visai net nepastebi, bet kasdien nešiojasi su savimi, kol ji netyčia ir nejučia tampa tavo identiteto dalimi. Aš tikiu, kad gėda yra viena klastingiausių mūsų emocijų, nes labai retai pas mus jie ateina garsiai. Nebūna taip, kad jie ateina ir pasako: labas, aš esu gėda, dabar aš būsiu su tavimi. Ar matai mane? Ne, taip nebūna. Dažniausiai jie ateina kaip tylus jausmas, kad kažkur suklydai, kad kažko nepamatei, kad per ilgai užsibuvai ten, kur nereikėjo, kad per daug leidai, per daug tikėjai, per daug atidavei ir per mažai rinkaisi save. Jeigu tu pagauni save per daug galvojant apie tą patį, apie tai, kas buvo, kas galėjo būti kitaip, pasitikrink. Galimai po kažkuriuo tavo apmąstymo sluoksniu slepiasi gėda. Tik tavo protas tą įvykių analizę vadina problemų sprendimu. Bet pastovus mąstymas ir kalbėjimas apie tai, kas tau skauda, nėra gijimas. Tai yra labiau panašu į krapštymą žaizdos, kuri vis bando sugyti, o tu ją vėl ir vėl nudraskai. O taip dažnai mes laikomės įsikibusios savo gėdos ir savo skausmo, nes tai suteikia bent kažkokį kontrolės jausmą. Atrodo, kad tu bent kažką darai dėl to, kas buvo. Gi negali imti ir tiesiog viską pamiršti. Tai būtų nesąžininga tam skausmui, ar ne? Na, o jeigu tau bus pakankamai gėda, gal tau kažkaip pavyks viską ištaisyti. Matai, gėda tau sukelia iliuziją, kad tu valdai situaciją, nes jeigu viskas buvo tavo klaida, tai kitą kartą tu gali viską padaryti teisingai ir tada tikrai skausmo nebus. Bet tai yra tik tavo nesąmoningas būdas apsaugoti save, nes tu bijai skausmo ir bijai nežinomybės. Ir todėl atleisti savo gali būti labai sunku. Nes tas atleidimas reikalauja iš tavęs priimti tai, ko žmogaus protas nekenčia priimti. Ir tai yra tai, kad tu negali visko sukontroliuoti. Tai yra tai, kad tu negali garantuoti to, kad tu niekada nesuklysi, negali garantuoti, kad kiti tavęs nenuvils. Tu negali garantuoti, nes tu esi žmogus. To, kas bus, nuspėti tu negali. Bet tu gali savo priminti, kad ne visada tau skauda dėl to, kad suklydai tu. Žmonės yra žmonės, su savom istorijom, savom baimėm, traumom ir savais gremlinais galvose. Ir jie elgiasi taip, kaip jie elgiasi. Ir kartais jie tiesiog tave nuvilia. Santykiai gali būti patys nuostabiausi, bet mes keičiamės. Ir santykiai keičiasi. O kartais tu paprasčiausiai išaugi tai, kur tu esi. Išaugi santykius, išaugi darbą, išaugi savo aplinką. Išaugi tą savo gyvenimo etapą, kuriame esi ir galbūt nieko nenutiko. Galbūt tiesiog tau atėjo laikas keistis. Atleidimas savo prasideda, kai tu suvoki, kad bausdama save išmintingesne tu netapsi ir kai tu nustoji gėdą naudoti kaip apsauginį šarvą. Nes jeigu taip labai atidžiai stebėsi save, gėda nesaugo tavęs nuo baimės. Priešingai, ji tave tik dar labiau baugina. O va, tavo išmintis čia jau yra visai kitaip. Išmintis yra tylesnė, ji yra rami, beveik nepastebima. Tavo išmintis kviečia tave įsiklausyti į save ir į save pažvelgti atidžiau, giliau, su švelnumu. Ji leidžia tau prisijimti atsakomybę už savo sprendimus, nežeminant savęs, nebaudžiant, neengiant savęs.
Ji leidžia pripažinti savo, kad taip, šiandien aš rinkčiausi kitaip. Ir vis tiek aš galiu leisti savo mylėti tą ankstesnę versiją savęs, kuri elgiasi būtent taip, kaip ji elgiasi. Pastebėk, pajausk, kiek daug meilės energijos yra tokioje išmintyje. Ir pajausk, kaip su tokia meilės energija yra daug lengviau priimti sprendimus, net ir pačius baisiausius. Taigi, miela mano, nustok kaltinti ir kritikuoti save už tai, kas buvo. Tada tu nebuvai kvaila, tu tik buvai pasimetusi. Ir tu tiesiog priėmei sprendimus su tuo supratimu, kurį tu tuo metu turėjai. Ne visada visus savo sprendimus mes priimame, nes visada visus savo sprendimus mes priimame iš to supratimo, iš tos savo emocijos būsenos, kurioje mes esame tuo metu. Tu gali manyti, kad šiaip jau tu elgiesi labai išmintingai ir kad tavo sprendimai yra labai logiški. Atrodo, tugi apie viską puikiai pagalvojai. Įvertinai, tu pasitarei su mama, geriausia drauge ir ChatGPT ir priėmei patį protingiausią sprendimą. Bet tai yra tik iliuzija. Nes dažniausiai savo sprendimus tu priimi iš to emocinio gijimo taško, kuriame tu dabar esi. Iš tos vidinės emocinės būsenos, kurioje tu dabar esi. Tavo sprendimai priklauso ne nuo tavo logikos ir ne nuo to, kokia protinga tu esi. Jie priklauso nuo to, ką tu esi išgyvenusi, ko tu bijai. Nuo to, ko tu tiki esi verta. Jie priklauso nuo to, kas tau tuo metu atrodo saugu ir nuo to, kokia yra tavo pačios nuomonė apie save. Ir kai už galvos susiėmusi žvelgi į savo draugę, negalėdama suprasti, kodėl ji taip kvailai elgiasi, prisimink, kad ji šitaip elgiasi todėl, kad jai tai yra kažkaip labai logiška. Nes jos nervinė sistema šitaip jaučiasi saugiai. Beje, ir tu elgiesi lygiai taip pat. Nebūtinai logiškai, bet tikrai taip, kaip tavo nervinė sistema nusprendžia, kad tau yra saugu. Taip, kaip tavo nervinė sistema yra įpratusi elgtis ir saugoti tave. Žinoma, suprasti save nereiškia, kad tu gali pateisinti viską ir numesti atsakomybę už savo sprendimus kitiems. Čia ne apie tai. Suprasti save reiškia priimti tiesą, kad tu esi tiesiog žmogus, o žmonės savo gyvenimą gyvena ne iš tobulos išminties, o būtent iš to emocinio balanso lygio, kuriame jie dabar yra. Taigi ir tu savo gyvenimą gyveni tik taip, kaip tu šiuo metu suvoki save ir kiek tu save pažįsti. Miela mano, augimas nėra bausmė. Augimas nėra leidimas savo kaltinti, kritikuoti ar bausti save. Augimas yra dovana. Tai yra gebėjimas būti sąžiningai su savimi, išlikti sąmoningai ir leisti tavo patirtims keisti tave, neleidžiant gėdai apsigyventi tavyje. Augimas nėra skirtas tam, kad dabar tu atsikratytum praeities, pamirštum ją ir pradėtum nekęsti ankstesnės versijos savęs. Nes ji galbūt buvo kažkuo netinkama. Ne. Augimas yra skirtas tam, kad tu suprastum savo praeitį ir išsilaisvintum iš jos. Ir į viską, kas buvo, ir į ankstesnę save galėtum pažvelgti iš savo vidinės laisvės, be skausmo ir be graužaties, bet priešingai su švelnumu ir su meile. Ir galbūt dabar klausaisi manęs ir galvoji. Taip, tai yra gražūs žodžiai, išmintingos teorijos,
ir ašgi jas jau žinau. Tikrai atleidimas savo, kaip ir viskas apie augimą, apie sąmoningumą ir saviugdą, dažnai atrodo kaip gražios, bet tokios tolimos kažkieno idėjos. Mintis tai gražios, bet ką man dabar daryti su jomis? Pasijausti geriau jos man vis tiek nepadeda, ar ne? O taip yra tik todėl, kad tu tų minčių neįkūniji. Tos gražios mintys lieka tik tavo galvoje ir jos nenusileidžia į tavo širdį. Tik tada, kai savo mintis tu jauti visų savo kūnų, tavyje atsiranda energija veikti pagal jas. Ir tik tada jos tampa tikra realybė. O vienintelis kelias, kaip tos mintys gali iš tavo galvos nusileisti į širdį, yra patirti jas. Tai yra pradėti tas mintis, tas idėjas taikyti savo elgesyje, kasdieniame gyvenime. Todėl noriu pasidalinti 4 dalykais. Dalykais, kurie man padėjo savo praeitį pažvelgti kiek kitaip. Ir taip pat padėjo kitaip pažvelgti į save. Ypač į tas versijas savęs, kurių šiandien aš galėčiau gėdytis, galėčiau pykti ant jų. Netgi galėčiau norėti, kad jų niekada nebūtų buvę. Bet šiandien aš jau myliu visą save. Ir vertinu kiekvieną ankstesnę versiją savęs. Taigi tave kviečiu visų pirma nustoti vertinti viską, kas buvo, tik pagal tai, kaip viskas baigėsi. Taip, miela mano, nustok vertinti viską, kas buvo, tik pagal tai, kaip viskas baigėsi. Nes žiūrėk, kai kažkas baigėsi skausmingai, staiga mes pamirštame viską, kas gero toje istorijoje buvo prieš tai. Ir visą istoriją pradeda vertinti tik pagal tai, kaip ji pasibaigė. Argi ne taip yra, kada santykiai baigėsi ir štai staiga visi tie metai drauge atrodo kaip pažeminimas. Pervargsti darbe ir staiga atrodo, kad ta įmonė, kurioje tu dirbi, yra pati blogiausia. Draugystė subyra ir atrodo, kad tie draugai gal niekada ir nebuvo tikri draugai, bet ar tikrai? Pastebėk, kaip įvykių pabaiga dažnai iškraipo tavo atmintį. Kai tu jautiesi įskaudinta, į praeitį pradedi žiūrėti ne taip, kaip viskas iš tikrųjų buvo. Tu pamiršti, kaip tu jauteisi tada ir visą istoriją, visą tą istoriją tu nupieši tik pagal tai, kaip tu jautiesi dabar. Bet kas iš tikrųjų vyksta, yra tai, kad tavo dabartiniai jausmai iškraipo tavo atmintį. Kad ir kaip labai dabar niekintum savo buvusius santykius, kažkas gero juose buvo. Buvo laikas, kai jie tau atrodė saugus, juose buvo kažkas, ko tau tada labai reikėjo. Buvo laikas, kada ta nutrūkusi draugystė atrodė labai prasminga. Ir kažkada tu labai džiaugeisi gavusi tą darbą. Jis suteikė tau pasitikėjimą, davė tikslą, jau nekalbant apie tai, kad jis leido tau susimokėti savo sąskaitas. Tai nereiškia, kad pabaiga buvo gera. Ir nereiškia, kad tu ten turėjai likti. Bet lygiai taip pat nereiškia, kad viskas, kas buvo, neturėjo vertės. Nebūk savo tokia negailestinga. Vienas skaudus prisiminimas nėra visa tavo istorija. Bet skausmas turi tokią labai savotišką savybę. Jis yra garsus. Jis rėkia mums į veidą ir į širdį, o per tą jo klyksmą tu pradedi nebegirdėti savęs ir pamiršti viską, kas tose istorijose buvo gražu. O juose tikrai buvo kažkas gražaus, nes jei dabar tau yra sunku, netgi jeigu tau dabar yra sunku prisiminti, kažkas gražaus ten tikrai buvo. Tiesiog dabar, kai istorija baigėsi,
tu daug daugiau reikšmės suteiki pabaigai, o ne tam, kas buvo anksčiau. O gijimas prasideda tada, kai leidi savo prisiminti viską. Ne tik tai, kas skaudėjo, bet ir tai, kas buvo gerai. Gijimas prasideda, kai nustoji viską supaprastinti iki vienos išvados, nes viskas nėra tik juoda ir tik balta. Toje istorijoje buvo daugybė spalvų. Prisimink jas. Gijimas prasideda tada, kai pamatai, kad ta patirta istorija buvo kur kas sudėtingesnė, gilesnė ir žmogiškesnė, nei vien tik jos pabaiga. Kartais santykiai buvo ir prasmingi, ir nesveiki tuo pačiu metu. Kartais darbas tau ir padėjo ir išsekino tave. Kartais žmonės iš tikrųjų mylėjo vienas kitą, bet vis tiek nesugebėjo sukurti sveikos ateities kartu. Šie dalykai gali egzistuoti kartu. Tik jeigu dabar tau skauda, yra natūralu, kad dabar visas tavo dėmesys susitelkia į tą skausmą. Ir per tą skausmą tu pamiršai, kokia vieniša tu jauteisi tada, kai tu norėjai su kažkuo sukurti santykius. Kiek daug vilties tu dėjai tą darbą, kaip svarbu tau buvo tai ir kaip labai tau to reikėjo. Tu pamiršai ir dabar elgiesi su savimi taip, lyg tada tu būtum buvusi kvaila. Kvaila, kad tikėjai, kvaila, kad norėjai. Ir kad galėtum atleisti savo, tu turi išmokti prisiminti visą savo istoriją sąžiningai. Ne tik skausmingą jos pabaigą, bet viską. Viską, kas toje istorijoje buvo iš tikrųjų. Ir gera, ir bloga. Taigi pirmasis dalykas yra nustok vertinti savo istoriją tik pagal tai, kaip ji baigėsi. Antras dalykas. Išlaikyk savo ryšį su savimi. Atkreipk dėmesį į tai, kaip tave veikia kiti žmonės, kuo tu tampi būdama šalia tam tikrų žmonių ar būdama tam tikroje aplinkoje. Studijuok save. Vienas keisčiausių dalykų, kas mums, suaugusiems žmonėms nutinka, ir nutinka galbūt dažniau nei norime tai pripažinti, yra tai, kad mes taip lengvai prarandame ryšį su savimi. Ir tai nutinka kiekvienai iš mūsų. Štai, žiūrėk, va ten kažkur buvo akivaizdžiai peržengtos tavo ribos, bet tu nutylėjai. O ten tu pasidavai kompromisui, kuris tau yra labai nemalonus, bet tu jį priėmei. Ten tu šypsojaisi, nors širdis verkia. Argi tau taip nebūna? Argi tau taip nebūna ir ne todėl, kad tu sąmoningai pasirinkai, nes kažkodėl tau taip reikėjo, kažkur tai buvo vertybė tame pasirinkime, o tik šiaip, dėl šventos ramybės. Bent jau tau taip atrodo, kad tai buvo tik šiaip sau dėl šventos ramybės. O kas čia vyksta iš tikrųjų? Iš tikrųjų, tu prisitaikai. Prisitaikai prie žmonių, prie aplinkos, prie to, ką reikia daryti, kad būtum priimta, mylima arba tiesiog išvengtum konflikto. Ir žiauriausia yra tai, kad visuomenė tokį elgesį apdovanoja, nes įvaizdis yra kur kas svarbesnis nei nuoširdumas. Todėl visai nėra ko stebėtis, kad tu labai gerai išmoksti slėpti save. Slėpti tam tikras dalis savęs ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs. Kol vieną dieną pažvelgi į veidrodį ir suvoki, kad tu visai nebepažįsti savęs. Tu nebežinai, kas tu esi. Todėl pradėk stebėti, kuo tu tampi šalia kitų žmonių, kaip tu jautiesi ir kaip tu elgiesi šalia jų. Labai aiškiai noriu pabrėžti, kad šitas pratimas nėra apie kitus žmonės. Žmonės yra, kas jie yra. Jie elgiasi taip, kaip jie elgiasi. Jie gyvena su savo traumomis ir lygiai taip pat kaip tu, jie elgiasi taip, kaip jiems atrodo saugu.
Tu negali jų sukontroliuoti ir negali jų pakeisti. Taigi stebėk ne kitus žmones ir netgi ne tai, ką jie sako ar kaip jie elgiasi. Stebėk save šalia tų žmonių. Kaip tu jautiesi šalia jų, atkreipk dėmesį, kada tau kyla noras save kažkaip kontroliuoti, o kada priešingai norisi elgtis kažkaip perdėtai, patikti jiems, įrodyti, kad tu esi kažko tai verta. Pastebėk, kaip bendraudamas su kai kuriais žmonėmis, tu prarandi vidinį lengvumą. Pasitikrink save ir paklausk savęs, kaip aš jaučiuosi šalia to žmogaus. Rami ar labiau įsitempusi? Ar aš jaučiuosi savimi, o gal bandau kažkaip pritapti? Kaip aš jaučiuosi po to, kai pabendrauju su tuo žmogumi? Lygiai taip pat, kaip kiti žmonės iš tavęs kažko tikisi, sąmoningai arba nesąmoningai, tu irgi kažko nori iš kito žmogaus arba iš kažkokios aplinkos. Galbūt tu nori būti pamatyta, galbūt įvertinta, galbūt tikėsi saugumo ar meilės. Tik klausimas yra, ar tas žmogus, ar ta aplinka gali tau suteikti tai, ko tu nori. Kartais mes taip desperatiškai ieškome resurso ten, kur jo tiesiog nėra. Ir mes vis tiek, bet kokią kainą bandome išsaugoti santykius, išlaikyti draugystę, pritapti kažkokioje aplinkoje, visai nepastebėdamos, kaip mes keičiamės. Kaip tose situacijose mes apleidžiam save ir kiek daug mums tai kainuoja. Ir galiausiai vis tiek mes negauname to, ko mums labiausiai reikia, nes to paprasčiausiai ten nėra. Ta stiprioji tu, kuri jau galbūt yra sukumpusi nuo savo pačios stiprumo, ta atsargioji tu, kuri taip dažnai nerimauja, ta perfekcionistė tu, kuri visada persidirba tiek, kad visiškai išmėto save, ta versija tavęs neatsirado iš niekur. Tai buvo tavo būdas kažkaip patenkinti savo emocinius poreikius. Todėl prašau, nebekeik savęs, nekritikuok ir nebausk, nes kažkada tau to reikėjo. Reikėjo, kad tu būtum saugi, kad išgyventum. Būk savo švelni, ne tik savo dabar, bet ir visoms ankstesnėms savęs versijoms. Nes tada tu elgeisi geriausiai, kaip galėjai elgtis, žinodama, ką žinojai tada. Ir čia mes prieiname prie trečio dalyko, kurį noriu, kad tu labai aiškiai prisimintum. Tu nesi tavo išgyvenimo programa. Ta visa sistema, kurią tu susikūrei tam, kad tu išgyventum, yra tik įrankis. Nuostabus, puikus įrankis, kuris tau puikiai tarnavo, bet tai nesi tu. Todėl išmok labai aiškiai atskirti tą išgyvenimo elgesį nuo savo identiteto, nuo to, kas tu iš tikrųjų esi. Mūsų patirtys, ypač skausmingos, formuoja mūsų įsitikinimus. Mes patikime savo mintimis ir pradedame galvoti, kad aš esu va tokia. Kas nors tave skaudžiai sukritikavo ir tu pradėjai visais įmanomais būdais stengtis įrodyti savo vertę, kol palengva patikėjai, kad esi verta tik tiek, kiek tu pasiekei. Tave išdavė ir tu tapai atsargesnė, įtaresnė, vis laukianti, kol kas nors tave vėl nuvils. Ir kažkada tu nebežiūri į šituos dalykus kaip į reakciją į tai, kas vyko, ar prisitaikymą, kad išgyventum. Tu pradedi galvoti, kad tu iš tikrųjų tokia esi. Bet tai nesi tu. Tai yra tik apsauginiai mąstymo modeliai, prie kurių tu taip stipriai pripratai ir visai pamiršai, kad dabar tu tiesiog saugai save. Galbūt nuo tokių pavojų, kurių visai nebėra.
Todėl nustok savęs klausti, kas su manimi yra negerai. Ir verčiau paklausk savęs, kas nutiko, kad aš pasirinkau šitaip elgtis. Pamatyk, kad tu nesi sugadinta. Tiesiog tie įsitikinimai šiandien tau yra nebenaudingi. Pamatyk, kad tu nesi ta išvargusi vargšutė, nesi tavo nerimas, pergyvenimas, išsekimas. Tai buvo tavo gyvenimo etapai, tavo reakcijos, tavo būdai susitvarkyti su tuo, kas buvo. Taip, žinoma, tos patirtys formavo tavo identitetą, bet tavo identitetas nėra įrašytas į akmenį. Tu gali nuspręsti, kas tu nori būti šiandien. Tavo identitetas yra tavo rankose. Ir ketvirtas dalykas, kurį dar noriu tau pasakyti, yra tai. Baik į savo gyvenimą žiūrėti per prarasto laiko filtrą. Labai lengva dabar atsisukti atgal ir sakyti, tiek daug laiko aš išvaiščiau tuose santykiuose, tame darbe, tame gyvenime. Ir dažnai po tą savikritiką ir po gėdos jausmų slepiasi liūdesys. Liūdesys ne tik dėl to, kas nutiko, bet ir dėl to, kiek daug laiko užtruko, kol tu supratai, kas iš tikrųjų vyko. Kaip viena mano klientė sakė, man taip liūdna, kai dabar matau, kiek savo gyvenimo aš išvaiščiau gyvendama baimėje. Mes galime taip labai liūdėti dėl savo metų, kurie buvo. Metų užstrigusių, nepavykusiuose santykiuose. Metų pilnų abejonių. Metų, kai vietoje to, kad iš tikrųjų gyventume, mes murdėmės savo traumose. Ir tada lengvai kyla tokios mintis. Dabar man jau vėlu, man jau nebepavyks, aš jau nebegaliu. Mums moterims yra ypač lengva užstrigti tokiuose minčių spąstuose. Tik meluoji, tu nešvaistei savo laiko. Tu tiesiog gyvenai. Ir greičiausiai būtent tie metai, dėl kurių tau taip gėda ir kuriuos tu labiausiai norėtum ištrinti iš savo atminties, yra būtent tie metai, per kuriuos tu labiausiai pažinai save, kurie tau davė daugiausiai aiškumo, išmokė užbrėžti ribas, išmokė būti empatiška sau ir empatiška kitiems. Mums yra taip lengva matyti tai, ką tie metai iš mūsų atėmė, bet mes pamirštame pastebėti, ką jie mums davė. Liūdėti nėra blogai, liūdėk. Pasiknisti tame, kas buvo, kartais yra sveika. Tai gali padėti viską priimti ir paleisti. Tik nepamiršk, kad tu dar turi gyvenimą, kuris laukia tavęs. O liūdesys gali būti lipšnus. Jis prilimpa ir gali kilti jausmas, kad esi kažką skolinga savo praeičiai. Bet tavo praeitis nereikalauja tavo bausmės. Ji prašo tik vieno, kad ją paleistum ir eitum toliau. Todėl ateina laikas, kada tu turi apsispręsti, ar visą likusį gyvenimą žadi liūdėti dėl to, kas galėjo būti, ar renkiesi tapti tuo, kuo tu vis dar gali tapti, kuo tu nori tapti. Nes tol, kol tu raudi dėl prarasto laiko, tol tu sėdi užstrigime, o atleidimas savo ateina, kai nustoji engti save už tai, kad gyvenai taip, kaip tada geriausiai mokėjai. Galbūt vienas sunkiausių dalykų, ką mes suaugę žmonės turime priimti, yra tai, kad daugumą gyvenimo patirčių mes suprantame tik tada, kai jas išgyvenome. Kai esi dar vaikas, atrodo, kad suaugusieji viską supranta. Jiems viskas taip lengva. Bent jau man tai buvo. Ir aš puikiai pamenu, kaip aš labai laukiau to laiko, kada aš suaugsiu ir viskas taps aišku ir paprasta.
kažkodėl man atrodė, kad kai man sueis X metų, ateis tas laikas, kai aš irgi viską suprasiu. Savaime. Aš tikėjau, kad taip kaip ateina laikas, kada tau yra leidžiama vairuoti, ateina laikas, kada tau yra leidžiama pirkti alkoholį, taip pat aš įsivaizdavau, kad ateis laikas ir neliks jokių abejonių. Ir aš tiesiog patikėsiu savimi ir savaime nebedarysiu klaidų. Nežinojau, ar ir tau tai buvo, bet man tai buvo. Ir tada suaugi ir supranti, kad niekas taip savaime nesigauna. Supranti, kad ne tik tu, bet ir visi kiti taip pat vis dar ieško savęs, bando suprasti save, tyliai, niekam apie tai nekalbėdami gydosi savo žaizdes. Supranti, kad viduje jie lygiai taip pat yra trapūs ir nesaugus. Ir tas nesaugumas veikia tai, kaip jie elgiasi, kaip jie myli, kaip dirba, veikia tai, kaip jie vengia konfliktų, ieško pripažinimo ir per ilgai lieka ten, iš kur jiems jau seniai vertėjo išeiti. Mūsų patirtis yra labai asmeniškos, bet visų mūsų reakcijos į tas patirtis yra daug panašesnės, nei mums gali atrodyti. Visi mes taip stipriai vis dar stengiamės išgyventi. Taip stipriai stengiamės išgyventi, kad kartais visiškai pamirštame, jog dar galime ir gyventi. Iš tikrųjų gyventi. Ne išgyventi, bet iš tikrųjų gyventi. Na ir kas, kad niekas mūsų to nemokino. Dabar mes galime pačios to išmokti. Žinoma, visi nori būti išmintingi. Tik visai nenori tų patirčių, per kurias tai išmintis ateina. Atleisti savo nereiškia apsimesti, kad praeitis neskaudėjo, nereiškia, kad kai kurios patirtis tau nieko nekainavo. Verčiau tai reiškia, kad savo gijimui tu nesi skolinga kančios. Tu gali liūdėti dėl to, kas buvo ir kartu gali leisti savo džiaugtis gyvenimu dabar. Tu gali leisti savo išsilaisvinti iš savikritikos. Tau gali skaudėti ir tu gali mylėti save tuo pačiu metu. Nustok tikėtis, kad ta jaunesnė versija tavęs turėjo žinoti tai, ką buvo galima suprasti tik per tai, ką tu jau patyrei. Leisk savo augti, nebemažink savęs. Augimas nereiškia, kad tu tampi moterimi, kuri staiga nebedaro klaidų. Ne. Tu tiesiog išmoksti gyventi taip, kad į tai, kas buvo, pradėtum žvelgti ne su gėda, o su tikru supratingumu. Anksčiau ir vėliau ateina momentas, kai tu turi nuspręsti, ar toliau gailėsiesi to, ką tu vadini prarastais metais, ar pagaliau pasinaudosi tuo, ko jie tave išmokė. Aš esu tikra, kad jie tave tikrai daug ko išmokė. Apkabinu tave. Iki kito susiklausimo kitą savaitę.